Laima Čiuplienė. Lemtingas susitikimas. Ištrauka. Nuojauta 2018. Elos neapleido jausmas, kad kažkas čia ne taip. Markas atvyko su mergina, prieš tai neįspėjęs namiškio, nors žinojo, kaip mama nemėgsta netikėtų svečių. Pro skvarbės mamos akis neprasprūdo. Karolina ne Marko skonio. Tiesa, ji daili, bet visos tik šiol pristatytos Marko merginos buvo barbiškos blondinės su pridažytais veidais ir pripustomis lūpomis. Tai buvo bene vienintelė mamos ir sūnaus nesutarimo priežastis. Kartą nesusilaikiusi išvadino sūnų baroku daurobiu, liepė nusiimti rožinius akinius ir paskalbėti apie knygas su ta tuščiavidure lėle, kurią parsivedė namo. Markas įsiplėskė, nors nuojauta šnibždėjo, veikiausiai mama teisi. Aišku, pabandžius pasikalbėti apie knygas, meilės gerai greitai išsisklaidė, bet užgaulus mamo žodžiai ilgam įsirėžė į širdį. Gal senamadiška, bet sutikusi draugė su dukra Ela pabandė prišliauti. Greta graži ir protinga, mamo širdis jautė, jiedu su Marku tiktų ir galėtų būti puikiai pora. Iš pradžių jis nepaisė užuominų, o paskui netikėtai sutiko. Kai pasimatymas jau buvo sutartas, jis nepasirodė. Ela iš gėdos daugiau nedrįso draugei akis pažvelgti. Marko apkabinusią Karoliną vaizdas lyg ir turėjo džiuginti, pagaliau visiškai kito kirpimo mergina, be džiaugsmo nejuto. Sakykime, mergina ne iš tų, kurios mėgsta gražiai rengtis, bet atvykstant pasimatyti su vaikino tėvais pirmą kartą tikrai galėjo ir labiau pasistengti. Prieš miegą valydamas į dantis pati iš savęs pasišaipė, kad skatino vaikus nespręsti apie žmogų pagal drabužius, o dabar pati negali išmesti iš galvos viešnios džemperio, nuskalbtas, per didelis. Prisiminė akimirką, kai ją einant su patalynė rankose Karolina rengėsi. Vaizdas tetruko akimirką, tačiau galėjo prisiekti, po netyčia pasikėlusius marškinėlį išmėstelėjo mėlynė. Gali būti, kad mergina vilki taip, nes kūnas slepia. Baigusi praustis, nuskubėjo pas vyrą, ketindama pasidaryti nerimo, bet pradariusi duris išgirdo ramų knarkimą. Kankinama minčių apie Karoliną nugrimzdo į neramų miegą. Pabudo išgirdusi prislopintus vyro ir moters balsus ir kikenimą terasoje. Keista, bet viešnia kalbėjusi ne su Marku. Terasoje buvo Haris ir begėdiškai flirtavo su Marko mergina. Po kurio laiko pasigirdo ir jo balsas. Nurimusi Ela ketino miegoti, bet kažkas terasoje dunkstelėjo. Išlipo iš lovos, ketindama uždaryti langą ir mintyse keiksnodama savo vaikus, kurie neleidžia naktimis miegoti. Tiesdama ranką aiškiai išgirdo Marko žodžius, kad į namus pasikvietė visiškai nepažįstama. Plykstelėjo pykčiu, sūnus visai pamiršo sveiką protą. Tyčia garsiai ištrenkė langą ir vėl krito į lovą. Miegas išgaravo kaip dūmas. Prisivarčiusi dar valandą kitą, atsikėlė ir nuslinko į virtuvę gaminti pusryčių.